Labą dieną. Pirmiausia, noriu visus pasveikinti su Joninėmis. Tai viena gražiausių mūsų tradicinių švenčių. Ugnis, vainikai, paparčio žiedas, dainos, bendruomenė ir trumpiausia metų naktis. Joninės turėtų būti šventė, kuri jungia žmones, kaimus ir šeimas bei bendruomenės. Tačiau šiandien kalbėsiu ne tik apie gražiąją šios šventės pusę. Noriu pakalbėti apie tai, kas kartais pasislepia po gražiais plakatais, tautiniais raštais, rėmėjų logotipais, koncertais ir žodžiais apie tradicijas. Na, o pirmiausia dėkoju visiems, kurie žiūrite Zaborės naujienas, komentuojate, dalijatės ir siunčiate informaciją. Tai, kad žmonės pradeda kalbėti, yra labai svarbu. Prieš paskutinį epizodą apie sveikatos sistemą jau peržiūrėjo daugiau kaip 150 000 žmonių. Kas dar nematėte, kviečiu susirasti mano YouTube kanale Zaborės naujienos epizodą Kaip slapta iš ligoninės dingsta žmogus. Pasirodo, be artimųjų žinios perkeltas į slaugos ligoninę. Turiu ir gerų žinių iš nukentėjusios šeimos. Po epizodo situacija pasikeitė. Dėmesys pacientui neįtikėtinai padidėjo, o žmogus, kuris jau buvo tarsi nurašytas, šiandien kalba, sėdi, atpažįsta artimuosius ir draugus. Su juo dirba kineziterapeutai, masažuotojas, logopedas. Tai rodo, kad viešumas veikia. Kartais dėja tik viešumas priverčia biurokratiją pajudėti. Ačiū visiems, kurie komentavote, dalijotės ir padėjote šiai istorijai pasiekti žmones. Ateityje planuoju parodyti jums šio žmogaus sveikimo istoriją. Todėl šiandien ir prašau, paspauskite patinka, parašykite komentarą ir pasidalinkite šiuo nauju epizodu. 1 valanda po publikacijos yra labai svarbi. Kuo daugiau žmonių sureaguoja pradžioje, tuo plačiau pasklinda informacija, kurios daug metų galėjo niekas nenorėti girdėti. O štai šiandien Joninių proga jums papasakosiu apie Jonines Jono Vilionio sodyboje, Prienų rajono savivaldybę ir istoriją, kuri turėtų rūpėti ne tik prienams. Ar vieša bendruomenė šventė gali metai iš metų tapti vieno įtakingo žmogaus privačios aplinkos dalimi? Viešuose kvietimuose ir plakatuose ne vienus metus matome tą pačią kryptį – Joninių šventę Pašventupyje, Jono Vilionio sodyboje. Iš pirmo žvilgsnio gražu. Tradicinė šventė, vainikai, laužas, koncertai, bendruomenė, papročiai, bet kai atidžiau pasižiūri, tenka suklusti. Kodėl vieša bendruomeninė šventė tiek metų siejama su vieno įtakingo žmogaus privačia sodyba? Kodėl Prienų rajono savivaldybė taip ilgai į tai žiūri ramiai? Kodėl šiai šventei atsirasdavo ne tik savivaldybės, bet ir Žemės ūkio ministerijos, ES ar kitų viešųjų šaltinių rėmimo ženklai? Ir svarbiausia, ar niekam nekilo klausimas, kad viešos lėšos, vieša reklama ir institucinis palaikymas neturi tapti vieno politinio ir ūkinio veikėjo įvaizdžio stiprinimo priemonė? Mano nuomonė, Joninės turi priklausyti bendruomeniai, o ne tapti vieno įtakingo žmogaus kiemo ir jo aplinkos reprezentacijos priemonė. Kalbu apie Joną Vilionį. Tai žmogus, kuris daugelį metų viešojoje erdvėje matomas kaip įtakingas žemės ūkio sektoriaus veikėjas, Prienų rajono politikas, viešų diskusijų dalyvis, pieno gamintojų atstovas ir stambiųjų Lietuvos žemvaldžių Žemės ūkio tarybos gynėjas. Tačiau viešojoje erdvėje apie Joną Vilionį yra ne tik gražūs plakatai, šventinės nuotraukos ir reprezentaciniai pasisakymai. Yra ir kita pusė – eilė istorijų bei aplinkybių, dėl kurių visuomenė turi teisę kelti klausimus ir turi teisę žinoti.
Viena iš jų Šilutės Rambyno istorija. Viešuose šaltiniuose Jonas Vilionis minimas kaip buvęs šios įmonės direktorius ir akcininkas. Ši įmonė taip pat figūravo valstybės kontrolės nagrinėtuose valstybės garantuotų paskolų epizoduose, kai 1993 metais jai buvo suteikta 2,7 milijono Vokietijos markių paskolos garantija be nustatytos rizikos rinkliavos. Taip pat gaunu informacijos, kad kai kurie ūkininkai nukentėjo ir nebuvo iki galo su jais atsiskaityta. Vėliau įmonė buvo perleista Žemaitijos pieno grupiai. Kita aplinkybė – paties Jono Vilionio ūkininkavimo pradžia. Sėkminga ūkininkavimo karjera prasidėjo 1999 metais. Greitas ūkio atsiradimas ir plėtra faktiškai nuo labai kuklaus starto iki stambaus ūkio daugeliui kėlė klausimų. Iš kur atsirado toks finansinis pajėgumas ir kokiomis sąlygomis per gana trumpą laiką buvo sukurtas reikšmingas turtinis pagrindas. Tuo pačiu laikotarpiu Jonas Vilionis aktyviai dalyvavo ir politikoje. Su Valstiečių partija buvo išrinktas į Prienų rajono savivaldybės tarybą. Vienas paskutinių viešai nuskambėjusių epizodų – vadinamoji čekiukų istorija. Viešai skelbta, kad teismas atmetė Jono Vilionio skundą ir paliko galioti sprendimą, kuriuo iš jo Prienų rajono savivaldybei priteista beveik 11 000 eurų. Viešumoje taip pat buvo keliami klausimai dėl europinės paramos pieno gamybos mažinimui, dėl karvių perrašymo aplinkybių ir dėl to, kad paramos sistema galėjo būti naudojama formaliai atitinkant taisyklės, bet galimai iškreipiant tikrąją paramos paskirtį. Buvo skelbta ir apie valstybinės darbo inspekcijos patikrinimus bei administracinio nusižengimo protokolus dėl galimo nelegalaus darbo. Aš šiandien nesu teismas, bet visuomenė turi teisę žinoti. Kiek reputacinių istorijų turi susikaupti, kad savivaldybė bent sustotų ir paklaustų, ar tikrai vieša, remiama bendruomeninė šventė turi būti siejama būtent su tokia privačia Jono Vilionio aplinka. Man rašo paprasti Prienų rajono žmonės, kurie mato, kad asmuo, iš kurio savivaldybei priteisiami pinigai, daugelį metų lieka viešų bendruomeninių švenčių centre. Man rašo mokesčių mokėtojai ir klausia, kaip jie turi jaustis, kai vieši renginiai, savivaldybės resursai ir institucinis palaikymas metų metais siejami su žmogumi, kurio reputacija kelia rimtų klausimų. Prienų rajono gyventojai klausia, ar tikrai rajone nebėra kitų vietų joniniams švęsti. Bendruomenės nariai primena, kad yra piliakalnių, parkų, viešųjų erdvių, kur tokia šventė galėtų vykti be privačios įtakos šešėlio. Čia nekalbame apie tai, kad Jonas Vilionis negali kviesti žmonių į savo sodybą. Gali, bet yra didelis skirtumas tarp privačios šventės ir viešai remiamo renginio. Kai atsiranda savivaldybės, ministerijos, ES ar kitų viešųjų rėmėjų ženklai, tai jau nebėra tik privatus reikalas, tai tampa viešuoju interesu. O viešasis interesas turi būti skaidrus. Mes taip galvojame. Ypač tada, kai kalbame apie žmogų, kuris dešimtmečiais matomas politinės ir ūkinės įtakos lauke. Ir čia turime dar vieną labai svarbią aplinkybę. Prienų rajono savivaldybei vadovauja meras Alvydas Vaicekauskas. Žiniasklaidoje jis pristatomas kaip vienas turtingiausių Lietuvos merų. Pastarosiomis dienomis jo pavardė viešojoje erdvėje nuskambėjo kaip prokuroras Prienų rajono merą socialdemokratą Alvydą Vaicekauską pripažino kaltu dėl dokumentų klastojimo, piktnaudžiavimo ir savivaldybės turto pasisavinimo. Prokuroras taip pat prašo skirti baudą ir 4 metams apriboti teisę būti išrinktam
ar paskirtam į valstybės ar savivaldybių institucijų pareigas. Teismo sprendimo dar nėra. Meras kaltės nepripažįsta. Tačiau pati situacija Prienų rajonui yra labai rimta. Prokuroras viešai kalba apie sistemingus veiksmus visos kadencijos metu. Tai nėra smulkmena, tai klausimas apie savivaldybės veikimo kultūrą. Ir prisipažinsiu, būtent po šios informacijos ėmiau išsamiau dėlioti šį epizodą, sujungdama atskiras detalės į bendrą vaizdą. Vienoje pusėje Jonas Vilionis, kurio sodyboje metų metais vyksta su viešųjų institucijų ženklais siejamos joninės, nors jo paties reputacija kelia daug klausimų. Kitoje pusėje Prienų rajono meras, kurio atžvilgiu prokuroras prašo apkaltinamojo sprendimo byloje. Ir ta pati savivaldybė daugelį metų ramiai žiūri į renginius privačioje įtakingo politinio ir ūkinio veikėjo sodyboje. Tai jau nebe vien joninių klausimas. Tai klausimas, ar Prienuose viešasis interesas tikrai yra aukščiau už pažintis, ryšius ir patogias tradicijas. Jono Vilionio sodyba nėra tik joninių vieta. Dar įdomiau, kad viešoje spaudoje buvo skelbta, jog Jono Vilionio sodyboje vyko ir svarbus žemės ūkio politikos susitikimai. Ten matome neeilinius kaimo žmones, o įtakingus politinius ir institucinius veikėjus. Kazimierą Starkevičių, Igną Hofmaną, Vytauto didžiojo universiteto atstovę Astridą Miceikienę ir Seimo narį, partijos Vardan Lietuvos atstovą Kęstutį Mažeiką, bei kitus žmones, kurie vienaip ar kitaip buvo ar yra susiję su sprendimais dėl Lietuvos kaimo, regionų, paramos, mokslo, ministerijų ar politinės įtakos. Ir čia jau nebe vien šventė. Čia aplinka, kurioje formuojasi ryšiai. O ryšiai Lietuvoje kartais reiškia daugiau nei taisyklės. Pasidalinsiu ir nuotrauką, kuri mano vertinimu labai aiškiai parodo, kokio rato žmonės renkasi Jono Vilionio aplinkoje. Tarp jų Kazimieras Starkevičius, vienas iš ankstesnių mano epizodų herojų, ilgus metus pristatinėtas kaip žemės ūkio politikos autoritetas, o vėliau viešojoje erdvėje pripažinęs, kad dėl kyšio paėmimo jam užtemo protas. Šalia Ignas Hofmanas, žmogus iš stambiųjų ūkininkų ir grūdininkų aplinkos. Vėliau tapęs žemės ūkio ministru, bet neišdirbęs net 1 metų turėjo pasitraukti. Taip pat Astrida Miceikienė, Vilniaus didžiojo universiteto akademinės aplinkos žmogus, dažnai matoma žemės ūkio politikos diskusijų ir stambiųjų žemvaldžių interesų lauke. Jos pavardė viešojoje erdvėje buvo minima ir kitų istorijų kontekste, todėl visuomenė turi teisę žinoti, kokį vaidmenį mokslas atlieka tokioje aplinkoje. Ar jis tarnauja bendram Lietuvos interesui, ar tampa patogia atrama uždarų grupių sprendimams. Ir dar viena įtakinga figūra – Kęstutis Mažeika. Buvęs aplinkos ministras, dabar minimas kaip būsimas žemės ūkio ministras. Jo biografijoje yra daug klausimų. 2015 metais, būdamas Marijampolės savivaldybės tarybos nariu, Kęstutis Mažeika, vairuodamas automobilį tamsiu paros metu, partrenkė pėsčiųjų perėjoje ėjusią moterį, kuri nuo patirtų sužalojimų ligoninėje mirė. Viešoje erdvėje buvo teigiama, kad tyrimo metu tuometinis Marijampolės tarybos narys neva ėmė kurti savo įvykių versiją. Neva avarija įvyko ne pėsčiųjų perėjoje. Žmonės sakė, kad dabartinis Seimo narys išlipo iš automobilio ir nuspyrė skėtį nuo pėsčiųjų perėjos, o paskui apiformino, kad jau ne pėsčiųjų perėjoje įvyko, nes tie žmonės, kurie kalbėjo iš pradžių, kurie matė tą įvykį, nustojo prisiminti arba nematė, nusisukę buvo, neva. Tačiau tai nėra vienintelė tamsioji Kęstučio Mažeikos biografijos detalė. Pasirodo, kad politiko namų kieme buvo įvykęs susišaudymas.
buvo skelbta apie incidentą politiko namų kieme, kur buvo panaudotas netgi ginklas. Aš nesiimu teismo vaidmens ir neteigiu daugiau, negu buvo skelbta viešai. Tačiau jeigu žmogus dabar minimas kaip būsimas žemės ūkio ministras, visuomenė turi teisę žinoti ir matyti daugiau, ne tik šventinės nuotraukas ir politinius pristatymus. Kai vienoje privačioje sodyboje nuolat matome politikos, ministerijų, mokslo ir stambiųjų žemės ūkio interesų žmonės, visuomenė turi teisę klausti, ar tai tik bendruomeninė šventė, ar jau įtakos aplinka. Ir čia svarbiausia ne vien ūkininkavimas. Kaimo politika nėra vien traktoriai, karvės ar laukai. Kaimo politika yra regionų politika. Tai mokyklos, darbo vietos, keliai, bendruomenės, kultūros centrai, vietos verslas, jaunos šeimos, socialinė atskirtis ir žmogaus galimybė gyventi bet kuriame Lietuvos regione. Todėl, kai kalbame apie Joną Vilionį, kalbame ne tik apie vieną žmogų. Klausėme, kaip Lietuvoje daugelį metų buvo formuojama regionų politika. Kodėl į regionus atėjo milijardai eurų, bet regioninė atskirtis Lietuvoje vis dar viena didžiausių ES. Kodėl politinė įtaka sukasi vis tame pačiame rate? Ir mano nuomonė, visa tai yra todėl, kad Lietuvoje per ilgai veikia viena taisyklė. Paprastas žmogus turi aiškintis dėl kiekvienos smulkmenos, kiekvieno metro, kiekvieno leidimo ir kiekvienos klaidos. O įtakingi žmonės metų metus vaikšto tarp savivaldybių, ministerijų, sodybų, švenčių ir sprendimų priėmėjų, lyg jiems galiotų kiti standartai. Joninės turėtų būti šviesos šventė, bet šviesa turi kristi ne tik ant vainikų ir laužų. Ji turi kristi ir ant ryšių, viešųjų pinigų, savivaldybių sprendimų, ministerijų ženklų, ES paramos logotipų ir privačių sodybų, kurios metai iš metų tampa viešų švenčių bei politinių susitikimų vietomis. Todėl šiandien aš klausiu Prienų rajono savivaldybės ir jos vadovybės. Ar savivaldybė mato problemą, kai vieša šventė tampa susieta su įtakingo politinio ir ūkinio veikėjo privačia aplinka? Ir ar Prienų rajono savivaldybė tarnauja visiems gyventojams, ar užmerkia akis prieš tuos, kurie turi daugiau įtakos? Nes čia kalbame ne tik apie Jonines, kalbame apie valstybės veikimo kultūrą. Jeigu viešas renginys gali metų metus būti privačioje sodyboje, jeigu šalia tos sodybos sukasi ministrai, būsimi ministrai, akademiniai autoritetai, savivaldos veikėjai ir įtakingi žemės ūkio politikos žmonės, visuomenė turi teisę klausti, kur baigėsi bendruomenė ir kur prasideda įtakos tinklas. Lietuvai nereikia regionų politikos, kuri gražiai atrodo tik plakatuose. Lietuvai reikia gyvų regionų su darbo vietomis, mokyklomis, keliais, kultūra, vietos verslais ir bendruomenėmis, kurios nėra tik fonas įtakingų žmonių nuotraukoms. Jeigu per daugiau nei 2 dešimtmečius į kaimą ir regionus atėjo milijardai, bet atskirtis išlieka viena didžiausių ES, vadinasi, problema nėra vien tik pinigų trūkumas. Problema yra ši sistema. Sistema, kurioje pinigai dažnai sustiprina tuos, kurie jau turi galią. Sistema, kurioje įtakingi žmonės tampa atstovais, nors iš tikrųjų atstovauja savo ir savo siauram ratui. Todėl šiandien Joninių proga siūlau ieškoti ne tik paparčio žiedo, siūlau ieškoti tiesos. Tiesos apie tai, kas iš tikrųjų daro įtaką Lietuvos regionų politikai. Tiesos apie tai, kodėl regionai tuštėja, nors metai iš metų kalbama apie jų stiprinimą.
Tiesos apie tai, kodėl tie patys žmonės metų metus lieka prie politikos, paramos, ministerijų ir savivaldybių stalo. Ir tiesos apie tai, kodėl Prienų rajono savivaldybėje tiek daug metų nebuvo matoma problema ten, kur visuomeniai kyla klausimų vis dažniau ir daugiau. Jeigu jums svarbu tai, kas vyksta Lietuvoje, pasidalinkite šiuo epizodu. Parašykite komentaruose savo nuomonę, patirtis, o gal ir pas jūs bendruomeninė šventė metų metus vyksta įtakingo politiko ir ūkininko privačioje sodyboje. Parašykite, ar savivaldybės, ministerijos ir ES lėšos turi būti siejamos su tokiais renginiais be aiškaus skaidrumo ir paaiškinimo. Paspauskite patinka. Kuo daugiau žmonių tai pamatys, tuo sunkiau bus apsimesti, kad problemos nėra. Gražių joninių dienos jums visiems. Tegul ši šventė būna ne tik apie joninių laužus ir trumpiausios nakties linksmybės, bet ir apie šviesą žmonių darbuose, mintyse bei sprendimuose. Ačiū, kad esate kartu.